kuri atvyko iš Prancūzijos, Marie Blandin. Jai kilo labai įdomi idėja sukurti mūsų įstaigos klientų fotoportretų parodą. Marija yra labai linksma, draugiška, nuoširdi ir aktyvi asmenybė. Ji niekada nenustygsta vietoje. Tik atvykus į Jaunuolių dienos centrą, iš karto atrado bendrą kalbą su mūsų centro lankytojais ir darbuotojais. Marija gimė idėją suorganizuoti proto negalių žmonių fotoportretų parodą, kurios tikslas parodyti visuomeniai, kad proto negalios jaunuolis gali. Jis gali būti linksmas, draugiškas, nuoširdus ir visoks kitoks, lygiai taip pat kaip ir mes visi. Tad nuoširdžiai sveikiname Mariją su šios nuostabios parodos įgyvendinimu. Ir perduodu žodį Jaunuolių dienos centro direktoriai Linai Trebėjai. Pamatyti žmogaus vidinį grožį tikriausiai yra nelengva užduotis kiekvienam iš mūsų. Aš džiaugiuosi, kad nuo rugsėjo mėnesio mes mūsų centre turim 4 labai iniciatyvius ir drąsius savanorius. Tai Laura iš Austrijos, Tamari iš Gruzijos, Mari iš Prancūzijos ir Kuni iš Turkijos, kurie įgyvendina labai gražius ir labai drąsius projektus. Aš labai noriu pasidžiaugti Mari, kuri yra kaltininkas to, kad mes šiandien čia visi susirinkom. Iš tikrųjų labai įdomi ir graži idėja Mari, kuri tik trumpą laiką pradirbus su mūsų jaunimu pamatė jų grožį, vidinį grožį ir nutarė jį parodyti visiems Panevėžio miesto gyventojams. Taigi, ačiū tau, Mari. Prašau. Ir linkiu nesustoti, eiti tolyn, ieškoti kitų kūrybinių idėjų ir jas įgyvendinti. Sveikinu. Taigi mes turime ir svečių iš mūsų miesto savivaldybės. Taigi kviečiu tarti žodį Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Janina Žmėtė. Na, nemanyčiau, kad mes čia svečiai. Mes daugelis pažįstami esame ir mane tikrai matėt ne vieną kartą, ar taip? Taip. Matot. Taip, kad mes čia savi. Aš noriu pasidžiaugti kartu su jumis, kad įdėtas tas darbas jūsų parodytas čia savivaldybės sienų fone. Jūs puikiai irgi matote patys, taip, kiekvienas įdėjote darbo, atskleidėte save. Dėka mūsų svečių, apie ypač viešinį vieną dėl idėjos kalbėjo ponė Mari. Ir tas nuotraukas, tas įdėtas, sustabdytas akimirkas matys daugelis panevėžiečių, kurie lankosi šituose koridoriuose. Noriu palinkėti jums sėkmės toliau, fotografuojant, ieškant, dirbant, atskleidžiant save. Gerų idėjų, sveikatos ir stiprybės. O prisiminimui Mari norėčiau suvenyrą įteikti. Suveniriukai, taip, Panevėžys knygutė, kad prisimintumėt, rašymo priemonė, užrašyti visoms idėjoms, kurios tik tai kyla. Ko gero neapsieiname be mobilaus aparato nusivalyti tai, kas apsineša. Na ir visas lietuviškas žemėlapis ant lietuviško aukso lino nupieštas. Dabar norėtume pakviesti tarti žodį Panevėžio miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėją. Man džiugu vėl jūs matyti dar kartą ir labai buvau nustebęs, kai gavau kvietimą, kad kviečiame jūs į socialinės paramos skyrių. Labai malonu nustebęs. O šiaip, taip rimčiau, jeigu šnekėti, tai daug idėjų atsiranda. Ir ne tik atsiranda, bet yra įgyvendinamas Jaunuolių dienos centre. Ir manau, kad visi pritarsit, kad čia iniciatorius tų visų idėjų ir projektų ieškojimą ir jų įgyvendinimą yra direktorė pati Lina Trebienė. Ji per daug metų sugebėjo suburti tokį kolektyvą, kad vieni kitus gerai pažįsta, vieni kitus
palaika, padeda vienas kitam ir va ta veikla ne tik popieriuje yra, bet yra realiam gyvenimai. Ir labai gražu, kada ir miestiečiai pamata ir pradeda klausyti, kas čia tokie, ai tie, žinom. Tai žiūrėk, sėkmės jums. Gal dar yra norinčių tarti žodį? Gal iš jaunuolių kas nors norėtų ką nors pasakyti, Mary, padėkoti? Gerai, tada dabar norėčiau pakviesti Mariją tarti žodį. Okay, laba diena. I'm really glad to do this exhibition. Actually, it's my first exhibition of photos. It's just a hobby, and as you can understand, I'm really happy to do that. Gerai, čia yra mano pirmoji paroda ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi turėdama tokią galimybę eksponuoti ją čia. I would like to say thank you to Jaunuolių dienos centras. Aš noriu padėkoti Jaunuolių dienos centrui. Especially Aistė, my mentor. Ypatingai Aistei Pagirėliai, mano mentoriai. Ir Virmanta. Ir Virmantai. They really helped me to realize this project. Jos iš tikrųjų buvo žmonės, kurie padėjo man įgyvendinti šitą projektą. I would like also to thank the volunteers who are living and working with me. Aš taip pat noriu padėkoti savanoriams, kurie gyvena ir dirba kartu su manimi. Who helped me to prepare this exhibition. Kurie daug padėjo paruošiant šią parodą. And so as I wrote here, kaip aš parašiau ten, I want to open the mind of people, not just in Lithuania but everywhere, about disability. Aš iš tikrųjų noriu, kad žmonės pakeistų savo nuomonę apie negalę, ne tik Lietuvoje, bet apskritai visur. To show that we are sharing the same world and we are living together. Aš noriu, kad visi suprastumėm, kad mes dalinamės visi tuo pačiu pasauliu ir gyvename tame pačiame pasaulyje. And we have to recognize it to build a beautiful world. Ir mes turime suprasti, kad mes visi kartu kuriame gražų pasaulį. So, actually. Taigi dabar norėčiau pakviesti Mariją perkirpti kaspiną ir atidaryti oficialiai parodą. Taigi paroda skelbiama atidaryta. Prašom, kas turite sveikinimų atiduoti Marijai ir eisim žiūrėti parodos.